Tai vat, dėl ko mes šiandien susirinkom, kokia tema, tai labai dažnai kalbų pasakoju apie tai, kaip kurtis mums tą savo realybę, ne, kaip kažkokius pokyčius įvesti į savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų čia galim, žinot, gali kilti labai daug klausimų ir mes galim, žinot, labai daug bandyti daryti, pakeisti ir iš tikrųjų nieko gyvenime taip ir nepakeisti. Tai, žinot, kai darau, lyg keičiu, lyg veiksmus darau, bet pokyčių gyvenime nevyksta. Arba jie vyksta ne taip, kaip aš norėčiau, kad jie vyktų. Tai aš pradžiai jūsų noriu paklausti, kokių jūs esminių, pagrindinių pokyčių dabar norite savo gyvenime. Tiesiog parašykit sferą, ane, kad ten, pavyzdžiui, galbūt tai santykiai, pinigai, savirealizacija, kūnas, ane, sveikata, draugai, tėvai, vaikai, vat kokia sfera, vat ties kuo jūs dabar labiausiai dirbat. Nes niekada nebūna taip, kad mes dirbam, ane, su visom gyvenimo sferom vienu metu. Taip nebūna niekada ir parašykite tada, ties kuo jūs dabar dirbat, kokia tai jūsų pagrindinė užklausa ir jūs šitą paskaitą atėjot su kažkokia mintim, su kažkokiu klausimu. Man parašė Instagram'e, kad rašo naujas verslas. Norite atidaryti, Karina, kaip spėju, Karina, naują verslą, ne? Kiekvienas va dabar parašykit. Nes matėte temą šio susitikimo, kaip pačiams buvau parašius, kaip vienintelis būdas kažką pakeisti savo gyvenime. Vat kas tas kažkas jums? Ką jūs norit savo gyvenime pakeisti? Rašykit, merginos, aš palauksiu. Nežinot, kad visą laiką ateinam ne tik paklausyt, nes klausyt naudos yra mažai, naudą mes gaunam tik tada, kai įsitraukiam. Tai kas klausot, visi parašykit. Egle, neaišku, ką reiškia savirealizacija. Kas jums yra savirealizacija? Nusipirkti naują būstą. Kaip kitoms, pas mus čia daugiau nei 2 panelės, kurios parašė. Emocinė būsena ir pinigai. O Deimante, kas tai yra? Ką jūs kaip užklausą, kaip tikslą iškelkit? Pinigai, tai jūs norit pinigų apskritai išmokti uždirbti pinigus, ar norit jų daugiau? Arba galbūt jums per daug pinigų ir nežinot, kur jų išleisti. Emocinė būsena irgi. Kas tai yra? Ką jūs turite omeny? Darbas iš namų. Realizuoti save, dirbti mėgiamą darbą. Kūno stiprinimas ir sveikų įpročių formavimas. Labai gerai. Tai vat, kažkas galbūt dar parašysit, pagalvokit. Arba jeigu nerašo, tai vis tiek pagalvokit, koks tas jūsų klausimas, su kokia jūs sfera dabar dirbat. Vat Eglė dar parašė atrasti save, kokioje sferoje norėčiau save pertikti, skleistis, kad pildyti savo svajones. Labai gerai, kad patikslinot, nes kažkam galbūt staigmena, kažkam ne, bet labai dažnai žmonės savirealizaciją ir pinigus sumaišo į vieną. Žinot, kad lyg apie tą patį, bet iš tikrųjų tai nėra apie tą patį, nes mes galim uždirbti pinigus ir nerealizuoti savęs, arba mes galim realizuoti save, bet neuždirbti pinigų. Tai čia labai skirtingi dalykai. Vat, rašo, Deimantė, uždirbti daugiau, mažiau nerimauti, pasitikėti savim. Vėlgi, sakyčiau, čia dar ne visai tikslu ir nelabai aišku, bet bent jau yra kryptis kažkur. Tai žiūrėkit. Dabar pasigryninom, mes kažkiek, čia sakysiu kažkiek, nes čia dar nėra tikslu, bet mes kažkokią kryptį dabar turim. Eglė, jūs mane ir ten žiūrite. Nes žiūriu, kad Eglė čia, man atrodo, jūsų vardas, jūsų nikneimas. Ir aš čia Eglė matau. Jo, Eglė, jūs čia ir ten, ne? Va, Ieva kaip tik rašo, realizuoju save, bet neuždirbu. Va. Ieva, bent jau, nes yra kas nei ten. Tai žiūrėkit, pagrindinė mintis, Eglė rašo, dvigubą žiūrėti per visus. Žiūrėkit, pagrindinė mintis, žinot, mes taip žvengiam, juokiamės, lyg čia labai juokinga apie rimtus dalykus šnekam, ne? Tai pagrindinė mintis,
kokią aš jums noriu šiandien atnešti realiai pagrindinę mintis. Išgirskit. Išgirskit. Mes negalim pakeisti absoliučiai nieko, nepakeitus savo požiūrio taškų. Kas supratot? Ką dabar Agata pasakė? Pliusas, kas supratot, minusas, kam čia buvo dabar keiksmažodžiai ir nesupratot, kas tie požiūrio taškai. Kas tie požiūrio taškai? Ir kaip čia suprasti? Va, Olga, Kristina, Lina pliusus deda, jau matos, kad su manim ne pirmą dieną, Vaida neringa, Vaida plius minus. Instagrame kaip jūs, kas tie požiūrio taškai, žinot? Trūksta informacijos. Gerai, papasakosiu. Tai dabar aš jau jums, kas esat Google Meet, aš įjungiu jums šeirinimą ekrano. Tuo. Aš pasimečiau. Aš tiesiog, man žinot, akis, va, tai skirtingas pusės žiūrėt. Nu, sugalvoju, žinot, nėra problemų gyvenime, reikia sugalvoti. Va, Karolina pliusas, labai gerai, Ramūnė pliusas, nu va. Gal prieš tai dar nesimatė, čia kol suvaikšto. Žiūrėkit. Pradedam. Dar kartą, ne? Mes absoliučiai nieko gyvenime negalim pakeisti, kol mes nepakeičiam savo požiūrio taškų. Negalim pakeisti absoliučiai nieko. Dabar žiūrim. Pradėsim. Kad žiūrėkit, čia yra mūsų kažkoks požiūrio taškas. Koks tas požiūrio taškas? Ne, parašykit. Buvo pliusiukų, žinot, kas yra požiūrio taškai? Kokių jūs turit požiūrio taškų? Nu, va, geriau paimti kokį negatyvų, destruktyvų, apribojantį, ne? Kokį nors savo vieną parašykite negatyvų, neigiamą požiūrio tašką. Kas Instagrame žiūrit irgi? Kas rašėt, kad žinot, kas yra požiūrio taškai? Parašykit kažkokį pavyzdį. Ir mes tada padirbsim su jūsų pavyzdžiais. Požiūrio taškas, kitaip sakant, tai yra bet kokia programa, bet koks įsitikinimas. Parašykit kažkokį, geriau, kaip ir sakiau, negatyvų, destruktyvų požiūrio tašką savo. Ar tai būtų santykiai, ar pinigai, ne? Ar savirealizacija, ar tai gali būti susijęs su jūsų kūnu, su jūsų sveikata, su jūsų energija, būsena. Jūs tikrai juos žinot. Baimė pasakyti savo nuomonę. Nes kas gali būti, Violeta, jeigu jūs pasakysit savo nuomonę? Būsiu nepatogi. Ok. Būsiu nepatogi. Baimė konfliktuoti, nes tada gaunu baną. Santykiai, jeigu nekontroliuosiu, sugrius viskas. Labai geras. Nu, paimkim kol kas vieną, parašykit kitos. Ir baimė klysti, va parašyt irgi man Instagramą. Paimkim dabar vieną, ne, va tašką, pavyzdžiui. Baisu pasakyti nuomonę, nes būsiu nepatogi. Taip, įsivaizduokit, žmogus va turi tokį požiūrio tašką, toks įsitikinimas yra, nu, kažkoks, ne, kad aš negaliu reikšti savęs, nu, taip, negaliu, man baisu, aš negaliu reikšti savęs, nes tada būsiu nepatogi ir jeigu mes eisim dar toliau, nes ten pavyzdys manęs nepriims, ne, mane atstums, aš būsiu bloga mergaitė, ne, reikia būti gerai mergaitė. Ir žiūrėkit, žmogus turi tam tikrą požiūrio tašką ir jisai iš to požiūrio taško, čia žmogus gyvena, ne, mes nežinom,
ten labai didelio kiekio savo požiūrio taškų, kuriuos mes turim savo viduje. Ir žiūrėkit, vat yra kažkoks požiūrio taškas, jisai galėjo susiformuoti neaišku kada, ir mūsų tikslas nėra atrasti visų, žinot, visos tos biografijos savo traumų, programų, požiūrio taškų, įsitikinimų ir taip toliau. Žinot, dabar man reikia atrasti, prasikapstyti, kada pas mane ten kažkoks požiūrio taškas atsirado, žinot, ir visas šitas istorijos. Iki pensijos mes nespėsim viso to atkapstyti. Ir žiūrėkit, žmogus gyvena, yra pas jį požiūrio taškas, o toksai taškas, jisai pradžioje atsiranda kaip taškas. Ir kaip vyksta mūsų gyvenimas? Kad mūsų visas gyvenimas, jisai, vadinam, paimam tiesiog vieną tašką, jūs įsivaizduokit, kad jų yra ten šimtai ir netgi tūkstančiai, gal net 100 000. Mūsų visas gyvenimas, jisai pradeda dėliotis iš šito požiūrio taško. Visata, gyvenimas, Dievas, mums dėlioja mūsų gyvenimo situacijas pagal tai, koks yra mūsų požiūrio taškas. Vat eina kažkokios pas mus situacijos į gyvenimą, o čia viena situacija, čia vat ateina mums kažkokia kita situacija, arba, žinot, dar kitaip aš pasakysiu, žiūrėkit, kitaip nupiešiu, sugalvojau kitaip, žiūrėkit. Yra labai daug skirtingų realybių ir situacijų gyvenime, Va, žiūrėkit, va čia kažkokia situacija. Gera, bloga, ten pozityvi, negatyvi, visi vyrai kiaulės, visi vyrai puikus, nuostabus, dosnus, Arba ten, pavyzdžiui, mane priims, va yra situacijos, kai žmogų priims aplinka, yra va situacija, kai žmogaus nepriims aplinka. Ir va, pavyzdžiui, va čia va yra realybė, va paimkim šitą, va šitą va situaciją. Čia yra realybė, kur jeigu aš reikšiu save, kaip ten, jeigu aš sakysiu savo nuomonę, skaityk, būsiu savimi, manęs nepriims, Manęs nepriims. Mes taip supaprastinsim, dabar visko nerašysiu. Manęs nepriims. Yra, pavyzdžiui, žiūrėkit, va čia va tokia realybė, čia yra realybė, kad aš galiu būti savim, esu savim, mane priima. Nu, va yra tokia situacija visatoje, Tik milijardai skirtingų realybės variantų. Ir žiūrėkit, pas žmogų, pas kurį yra, kur mano dabar taškas dingo taškas savaime, matot? Va taip gali būti. Taip gali būti. Tai nesutapimas, va, dingo taškas. Žiūrėkit, va, buvo toksai požiūrio taškas, kad man baisu pasakyti savo nuomonę, man baisu būti savimi, būsiu nepatogi ir paskui manęs nepriims. Ir žiūrėkit, visatoje yra tiesiog milijardas skirtingų realybės variantų, kad tave gali priimti, tavęs gali nepriimti, vat gali būti taip su pinigais, gali būti kitaip, gali būti 3, 8, 10 ir milijardinis variantas. Ir kaip jūs galvojat, koks variantas nutiks su žmogum, kuriam baisu pasakyti savo nuomonę, nes žmogus bijo, kad tuo metu bus nepatogus, ir aš pratęsiu, kad tuo metu jo nepriims ar jį atstums. Kokį variantą, pavyzdžiui, ar jisai pasakys savo nuomonę ir jį priims, sakys viskas gerai, tu gali reikšti savo nuomonę, ar atvirkščiai, žmogus, pavyzdžiui, reikš savo nuomonę ir jam sakys, kaip tu taip gali, kaip tu gali sakyti, tu dabar esi bloga, taip elgtis yra negerai. Valina rašo atvirkščiai kas. Tai tik šitą, kad nepriims. Taip. O kodėl? Kodėl taip yra? Ta prasme, yra daug skirtingų variantų. Ir netgi tas žmogus, kuris bijo pasakyti savo nuomonę, jisai žino, Violeta, pritarkit man arba nepritarkit, jūs žinot, kad yra žmonės, kurie nebijo pasakyti savo nuomonę ir dėl to jų neatstumia. Ir dėl to jie nėra nepatogus, arba jie yra nepatogus, bet jiems tai nėra baisu. Nes aš, kai sakau savo nuomonę, aš suprantu, kad aš galiu būti nepatogi, bet manęs tai negazdina. Suprantat, kame replės, taip sakant?
nepriims, nes jo toks įsitikinimas, nes tau visata parodo viską, ko prašai ir kokią užklausą patikė. Jo, bet čia toks dalykas, kad žmogus jisai užklausos čia, taip tiesiog nepatikė. Bet koks yra dalykas, kad žmogus gyvena iš šito požiūrio taško, ane, jisai spinduliuoja šitą į pasaulį ir visata gali žmogui siūsti tik tai, kuo jisai spinduliuoja. Paimkim dabar kitą variantą, ne? Paimkim, pavyzdžiui, kitą pavyzdį. Pažiūrėsiu, ką čia dar kažkoks buvo, man atrodo. Labai geras. Nerimas, kad neįvertins produkto, nepirks. Tai nerimas jisai yra baimė, man baisu, kad aš kažką sukursiu, bet niekas nepirks. Taip, nerimauju, kad nepirks. Sutrumpintai, ne? Nepirks, neįvertins. Super. Bet kam irgi, kas ką parduodat, galbūt paslaugas teikiat, ne? Pagalvokit, ant kiek yra tas nerimas, kad o jeigu sukursiu produktą, o jeigu kažkokią prekę paleisiu, o kas jeigu nieks nepirks? O kas, jeigu niekam tai nebus reikalinga, jeigu nebus klientų, jeigu dar mane ten paskui heitins, sakys, kokią tu čia nesąmonę darai, ką tu čia kuri, geriau normalų darbą susirask, žodžiu, ir visos tos istorijos, ne? Pas ką šita yra tema. Parašykit, pas ką yra šis požiūrio taškas. Nerimauju, kad nepirks. Bijau kažką paleist, bijau kažką sukurt, nes man baisu, kad nieks nepirks. Ir neįvertins, ne? Aurelė rašė, visada atspindi tai, ką turi viduje. Mes iš gyvenimo gaunam tai, tik tokias aplinkybės kuriam, iš to, kas yra mūsų viduje, kokie yra mūsų požiūrio taškai. Ir žiūrėkite, ne? Vėl pavyzdys. Žmogus turi tokį požiūrio tašką, kad iš jo gali nieks nenupirkti. Skaityk, Toma, labas. Skaityk, pinigų nėra. Ne, kad pinigų nėra. Šitą mes galim pratesti visada. Čia niekada neužsibaigia požiūrio taškas tik vieno. Ne? Nerimauju, kad nepirks, neįvertins lygų. Pinigų nėra. Pinigų net rašau, ne? Klientų nėra. Arba mažai, ne? Trūksta. Tada, ką mes dar galim, jeigu neįvertins, tai irgi manęs nepriims, tada kur dar galim toliau nueiti, kad aš esu nevertinga. Jūs matot, kiek čia dar mes požiūrio taškų galim sudėlioti. Ir dabar galima pagalvoti, iš kur tu gauti, žinai. Pirmas dalykas, pati tai praėjau. Antra, labai tiesiog daug dalykų susijusių. Ir niekada nebūna tik tai vienas taškas. Ne? Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, žmogus, jisai bijo, kad iš jo niekas nenupirks, ne? Kad nebus klientų, nebus pinigų, aš neuždirbsiu ir, žodžiu, manęs nieks nepriims ir nevertins. Žodžiu, aš nevertinga ir taip toliau. Ir žiūrėkit, žmogus eina iš šito požiūrio taško į pasaulį. Ir eina žmogus ir jisai, gerai, aš sukursiu kažką, padarysiu savo prekę, paslaugą, ne? Paleisiu kažką į pasaulį. Kaip jūs galvojat, kokį rezultatą žmogus gaus? Kuris eina į pasaulį, teikia prekę ir paslaugą su mintimi, kad nieks nepirks. Aš nerimauju, kad nepirks, neįvertins, tai yra, kad nieks nepirks. Niekam tai nereikalinga. Niekas neįvertins. Nes jeigu neįvertins, tai reiškia, žmogui nereikia. Ką žmogus gaus tokiu atveju iš pasaulio? Kokioj realybėj žmogus gyvens? Ieva rašo, niekas ir nepirks. Tai nieko ir negaus. Lina rašo. Būtent. Nors pasaulyje šitas žmogus, pačiam gavau šitą žinutę Instagram'e, neprisimenu, kas parašėt, šitas žmogus, jisai tai mato, kad yra iš ko perka, yra ką vertina, yra ką palaiko, yra ką priima, ane?
Yra, va, rašo Eglė, man jau čia, kad nieko, taip, nieko negaus. Nes žmogus, sakau, mato, kad yra pas ką perka, pas ką yra klientų, daug pinigų, ne, ką įvertina, pas ką eilė stovi ir panašiai. Realybė tokia, jinai egzistuoja. Bet jinai tokia realybė egzistuoja pas tą, pas kurį va šitas požiūrio taškas yra, kad pinigų yra. Klientų yra. Aš esu vertingas. Čia kaip pavyzdys, ne? Arba aš jaučiuosi saugus, kad aš visada turėsiu pinigų ir aš visada uždirbsiu. Čia bazė, ne, yra. Nes nerimaujam mes tada, kai mes bijom iš tikrųjų ir kai jau pats tas, žinot, šaknis yra tiesiog giluminis nesaugumo jausmas. Ir žmogus, kuris to neturi, pas kurį yra vidinis psichologinis saugumas tvirtas, ne, ir pradirbtas, kuris žmogus yra pradirbęs, irgi pradirbęs ir pašalinęs šitos požiūrio taškus apie tai, kad, pavyzdžiui, pinigų nėra, kad klientų nėra, kad trūksta, kad pasaulyje trūksta pinigų, ane? Kiek tokių baimių yra, parašykit, kurie klausot, kas galvojat, kas tikit, kad pinigų visiems neužteks, kad pinigų yra mažai, kad klientų nėra, kad reikia konkuruoti, kad tos klientus reikia tiesiog išrauti iš klientus, reikia išrauti iš konkurentų gniaužtų, kad dėl to klientų reikia ir ten viena į vieną pusę, kita į kitą ir Kas taip galvojat, kad toks gyvenimas yra ką? Tai kaip pakeisti tą požiūrį ir tikėti, kad pirks iš tavęs ir bus tų klientų. Palaukit, Lina, palaukit. Beje, nepasakiau, kad pabaigoje bus technika laivo. Tai laikykitės iki galo. Bus technika ir mes padirbsim su jūsų požiūrio taškais, tam tikrais. Per Access Consciousness clearingus. Tai kažkas jau žinot, kas tai tokio, kažkam bus naujiena. Ir žiūrėkit. Eglė rašo visiems viską pasaulyje. Eglė, klausimas jums. Jūs iš tikrųjų taip galvojat? Ar norėtumėte? Ar norėtumėte taip galvoti? Vėl technika. Ir vėl Ema čia. Ema šį kartą bus tik clearingas. Ema parašė, kaip tau po praeitos? Į ligoninę neišvežė. Ema mano legendinė čia jau. Puikiai. Gerai, viskas. Matai, Ema, kad jau psichika jinai jau tvirtesnė. Jau daugiau atlaiko. Labai gerai, Eglė. Labai džiaugiuosi. Dar po anos spėta tik atsigauti. Svarbiausia spėta atsigauti. Ir žiūrėkit, dar kartą, ne, kad mes absoliučiai nieko gyvenime negalim pakeisti, kol mes nepakeisim savo šitų požiūrio taškų. Galim tiesiog daryti, ką mes norim, bet kol bus tam tikri požiūrio taškai, ribojantis ypatingai, mes absoliučiai nieko gyvenime savo negalėsim pakeisti. Ir dabar žiūrėkit, kaip veikia, tiksliau, kitaip pasakysiu, kodėl neveikia veiksmų tik tai darimas kitokių. Pavyzdžiui, žmogus jisai nerimauja, kad iš jo niekas nepirks, ane? Kad neįvertins jo paslaugų, neįvertins jo įdirbio, ne, kažkokios prekės ir panašiai. Ir jam, pavyzdžiui, sako, žinok, ten pavyzdys, paimkim Asta, vardas X mergina Asta. Ir sako, Asta, tau tiesiog reikia daugiau į reklamą mesti pinigų, supranti, Asta? Tau reikia reklamą, tau reikia gerą pasisamdyti SMM specialistą, jisai tau sudėlios Instagramą, žinok, stories ten viską, tu tiesiog nemoki Instagramo vesti, tu tiesiog nemoki pardavinėti, supranti, čia esmė tame, kad tau tiesiog reikia išmokti pardavinėti, Asta, supranti, ir tada tu tiesiog tuos pinigus mėtis, nes tau jie krys tiesiog iš klientų. Ir žiūrėkit, Asta, kuri nerimauja,
kad iš jos niekas nepirks ir kad jos neįvertins, jinai eina daryti tų storių, ne? Jinai eina daryti tų storių. Nu, va čia padarykim taip iš išorės lyg kažkoks veiksmas, ne? Jinai eina daryti storių. Daro asta stories, daro, ten yra samam specialistą pasisamdyti. Ir jau ir pati mokymus mentorystės praėjo, ir ten žino jau kaip ir daryti tuos reelsus, ir 30 reelsų per mėnesį jau padarė, ir ten reklamų paleido, jau ten pinigus išleido. Ir, nu, kaip neina tie klientai, astai taip neina. Kaip nėra tų pardavimų, taip nėra. Kaip nerimauja ta asta, kad nieks nepirks ir neįvertins, taip nieks nepirka ir nevertina. Tai ką daryti? Kaip galvojat? Tai čia ar story, ar kažkaip netaip tuos stories daro asta, ar reelsų nepakankamai postina, ar koks dalykas? Nu, mėlėjai. Kas save atrandat? Kas save atrandat va šitam darime ir veiksmų keitime? Kad tiesiog tu kažką netaip darai tiesiog. Požiūris blogas. Tu kažką tiesiog netaip darai, tau reikia tiesiog kažką kitaip padaryti. Tau reikia kažkaip ten pakeisti, arba tau reikia pakeisti darbą, kad tu uždirbtum daugiau. Tau reikia tiesiog ten Instagramą geriau vesti, tu tiesiog nemoki vesti. O žinot, yra žmonės, kurie tiesioginė to žodžio prasme uždirba milijonus nevesdami Instagramų. Nu, kur parduoda per Instagramą, bet Instagramo netgi jo neveda. Ir paneigia absoliučiai visus šablonus, kaip reikia daryti, ir rezultatai ten tiesiog šimtais kartų geresni nei pas tuos, kurie to moko. Toks varymas sklinda iš astos. Taip. Asta pasąmoningai, ko gero, nesijaučia verta tų klientų. Taip, visiškai yra nesvarbu, ką asta darys, jinai gali kūlveršiais suktis. Jinai gali daryti tiesiog 300 reelsų per mėnesį. Jinai gali dirbti su pačiais geriausiais specialistais. Esmė tame, kad pas astą tie klientai, jie vis tiek neis. Kodėl? Nes astai labai reikia atžaisti tą scenarijų ir išgyventi tuos jausmus, kad iš jos nieks nepirks ir kad jinai yra nevertinga. Kad pinigų ir klientų yra mažai. Kad pinigų ir klientų trūksta. Kitas grafikas. Žiūrėkit. Aš žmogus esu, aš išgyvenu kažkokius jausmus, pas mane yra labai daug viduje visokių multikų, ne? Multikų, nu tai įsivaizduojat, kad kažkas groja galvoj, kažkokios istorijos, kažkokios programos, filmukai kažkokie, ne? Ir taip toliau. Aš žmogus, kuriu savo gyvenime tokias situacijas, kuriuose aš vėl ir vėl galėsiu išgyventi tuos jausmus, kuriuos man išgyventi įprasta. Jeigu aš nerimauju dėl pinigų, dar dabar patikslinsiu, aš nerimauju dėl pinigų, pavyzdžiui, ne? Aš sukursiu tokias situacijas savo gyvenime ir pritrauksiu pati į savo gyvenimą tokius žmonės, nu, situacijų nėra tuščių, ten visą laiką yra žmogus, ne? Kurie su manimi elgsis tokiu būdu, kad aš vėl ir vėl galėčiau išgyventi tai, kas man yra įprasta. Jeigu aš nerimauju, kad iš manęs niekas nepirks, yra nerimas, ne? O čia nerimas. Nerimauju.
dėl pinigų, tai kad jų trūksta. Aš einu į pasaulį ir sukuriu tokias situacijas, aplinkybės, kuriuose žmonės iš manęs nepirks, manęs nevertins, neperka, nevertina, kad aš vėl ir vėl galėčiau išgyventi nerimą, baimę dėl pinigų ir, svarbiausia, užtvirtinti savo tą požiūrio tašką. Va šitą. Mes viską darom dėl to, kad užtvirtint tai, kuo mes tikim. Absoliučiai viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra tik dėl to, kad pas mus yra tam tikri požiūrio taškai, kurie ir kūrė mūsų tokią realybę. Vaida rašo tiesos trikampis. Taip. Ir žinot, mes kai va šitą dalyką suprantam, šitą mechaniką, mes nustojam kaltinti kitus. Kad čia ne vyras yra narcizas, o pas mane yra požiūrio tam tikras taškas, koks gali būti požiūrio taškas, kad tenais vyras manęs negerbia, aš esu nereikalinga, aš negaliu būti be vyro, tokia aukos pozicija. Yra tam tikri jausmai, šie jausmus, matot, parašiau va čia, bet čia ne tik yra apie jausmus, tai yra jausmai, programos, įsitikinimai, traumos ir panašiai, viskas tai, kas yra mūsų psichikoje įrašyta. Ir moteris eina į pasaulį, įsivaizduokit iš to, kad aš nevertinga, aš nemanau, kad galiu sukurti sveikus santykius, aš manau, kad turiu aukotis ten, atiduoti save ten, pirmą daryti kitam, o paskui tik tai savo ten kokį duonos trupinėlį duoti. Ir moteris eina į pasaulį. Ir yra pilna vyrų. Va žiūrėkit, va šitą paimsim, yra pilna vyrų visokių. Yra ten ir tas taip vadinamas narcizas. Yra mamičiukas, yra tylenis, yra verslininkas, yra geras, yra blogas, yra ten dar kažkoks, tiesiog milijardai skirtingų variantų, bet moteris, pas kurią yra tas požiūrio taškas, tam tikras apie santykius, jinai savo va šitą, kaip čia dabar, kaip tai galim pavadinti, kaip magnetas, tu kaip idealiai, magnetas, požiūrio taškas yra kaip magnetas. Jesus Christ, tai yra genialu. Įsivaizduojat? Tai yra kaip magnetas. Įsivaizduokit, aš esu nevertinga ir man reikia, tiesiog aš į save traukiu, tiesiog kaip magnetas, tai, kas su manim gali taip elgtis, kas vyksta pasaulyje, kaip žmonės, kažkokios elgesio formos modeliai, aš pritraukiu tik tai, kas atitinka mano tą magnetą. Suprantat? Nes yra labai daug skirtingų, pavyzdžiui, vyrų, kaip paimsim, yra labai daug skirtingų vyrų, bet man nereikia kitokio. Aš tik tiesiog kaip magnetas traukiu tik tą, kuris atitiks mano požiūrio tašką. Ir žiūrėkit, tas žodis pritraukiu, aš jo baisiai nemėgstu. Aš baisiai nemėgstu žodžio pritraukiu. Kodėl? Nes tada žmogus, jeigu jisai nesupranta šitos mechanikos su požiūrio taškais, jisai žmogus, lyg, žinot, rankytės viršun, lyg aš ne prie ko. Aš kažkaip tai pritraukiau. Jūs galite sakyti pritraukiau, jeigu jūs suprantat savo atsakomybę. Kad čia ne kažkaip gavosi, o kad tai buvo mano tam tikrai įsitikinimai, programos, traumos, požiūrio taškai, kurie tik iš visos visatos, iš viso pasaulio ir nusičiupo. Suprantat? Ir čia dingsta tiesiog visi paaiškinimai, nepaaiškinimai, o žinot, šitie kaltinimai,
kad čia baisiai narcizas, jisai toksiškas, jisai abuseris, psichopatas, jisai su manim taip baisiai elgesi, jisai manęs negerbė, Taigi tau taip reikia, pas tavai yra toks požiūrio taškas, kur tau būtina yra tai atžaisti. Jeigu yra, žinot, tas toksai aukos pozicija viduj, kad aš tokia vargšytė, tokia, pagailėkit manęs. Tai pavyzdžiui, tokia moteris ar toks vyras, jis būtinai sukurs gyvenime tokias situacijas, vėl, ne, mūsų paveiksliukas, tokias situacijas, kuriuose jo reikės pagailėti, arba jisai gailės pats savęs. Kaip tai atrodys? Kad kažkas jį reiškia skriaus, kad kažkas jo nevertins, negerbs, tam, kad žmogus galėtų vėl ir vėl išgyventi, ką reiškia būti, žinot, aukos pozicijoje, kad aš tokia vargšytė, mane skriaudžia ir taip toliau. Žmogui tiesiog reikia užtvirtinti, mūsų gyvenime nevyksta absoliučiai nieko iš to, ko nėra mūsų viduj. Absoliučiai, tiesiog įsivaizduokit, kad tai veikia arba kaip magnetas, kai jisai pritraukia, arba žinot, kai magnetus atvirkščiai. Žinot, kai paimk du magnetus, kur yra, kur nieko nėra kitoj pusėje, ne kažkoks ten šitas, kaip yra tie magnetukai ant šildytuvo. O paimk tiesiog, kaip magnetai yra iš skirtingų pusių, kur ten kaip poliai, kad jos gali sujungti, o jeigu atvirkščiai jungsi, tai jie nesusijungs. Tai kai nėra to požiūrio taško, tai juos atmuša tavo gyvenimą, tai tiesiog neateina. Tu tiesiog atstumi, pasipriešinimas įvyksta, stumia vienas kitą. Ir užtat vieni žmonės uždirba pinigus ir sako, pinigų yra ir pas juos visą laiką pinigų yra, o kiti sako, pavyzdžiui, pinigų nėra ir pas žmonės tikrai pinigų nėra. Nes yra tas magnetas, pinigų nėra. Tai tu trauki tokią situaciją savo gyvenime, į savo tą magnetą, kurį, kad žmonės elgtųsi, iš tavęs nepirktų, tau nemokėtų atlyginimo, tave apgaudinėtų, ten nesumokėtų kažko, nes pas tavai yra tikėjimas, kad pinigų nėra, klientų nėra, ten gyvenimas nesąžiningas, neteisybė ir tu būtinai turi traukti šitas situacijas į savo gyvenimą. Bet traukti čia ne apie tai, kad tu tiesiog, niekaip su tuo nesusijęs, o traukti apie tai, kad pas tavo magnetas yra viduj, kuris tai traukia. Ir tu gali tą magnetą pakeisti. Mes prieisim prie to, kaip tai pakeisti. O jeigu verslą kūrė du žmonės, tai rezultatai irgi priklauso nuo abiejų žmonių skirtingų įsitikinimų ar kažkokio vieno įsitikinimo labai veikia. Faktas, kad abu. Bet žinot, čia kaip poroj. Koks yra dalykas, kad yra, pavyzdžiui, vyras ir moteris. Yra vyras ir moteris. Ir visą laiką dažniau bus pagal kažkurį vieną. Viskas priklauso nuo to, pas ką yra daugiau energijos, kas yra valingesnis. Nes tas, kas turi daugiau energijos, tas ir kūrė. Ir čia gali būti tiek vyras, tiek moteris. Ir versle, pavyzdžiui, taip pat gali vienas būti pasyvesnis ir mažiau prisidėti, lygų ir mažiau prisidėti su savo idėjom, su savo kažkokiam mintim, strategijom, tikslais ir taip toliau. O gali būti kitas, kur labai aiškiai mato, žino, ko nori ir jisai tada ves labiau. Suprantat, Violeta? Atsakiau klausimą. Egle, o jeigu situacijos tikros, kaip jas pakeisti? Ką jūs turite omenyje, Egle? Visas situacijos tikros. Kaip suprasti, jeigu situacijos tikros? Ką turite omenyje? Ačiū už atsakymą. Violeta, aiškiau tapo? Parašykit. Aš pagalvosiu dabar, ką aš čia dar norėjau jums nupiešti. Bet jūs suprantate, kad dar prisimenu, ką norėjau pasakyti dar. Suprantate, kad nėra absoliučiai prasmės jokios keisti veiksmų ar daryti kažkokius naujus veiksmus, tik veiksmus, nekeičiant to, kas yra mūsų viduje, nekeičiant savo požiūrio taškų, įsitikinimų programų. Suprantate dabar tai? Plius, kam aišku. Ir tuoj dar prieisim prie patarimų. Kodėl beprasmiška klausti kitų žmonių patarimų?
Mes čia kiek jau laiko bendraujam. Jūs rimtai. 43 minutės? Man atrodo, vieną punktą praėjau, ką buvau pasirašius. Nors ne, truputį daug. Agata, o veiksmai gali keisti požiūrio taškus? Ne. Ką turite omeny, Olga? Šiaip labiau ne. Bet klausimas, ar mes vienodai suprantam, veiksmai kokie? Ar veiksmas keisti požiūrio tašką, ar tiesiog daryti kažkokį veiksmą? Pavyzdžiui, bandyti, kaip pavyzdys sakiau, mokytis pardavimų, mokytis ir tikėtis, kad pagerės finansai. Tada ne. Bet jeigu pirmas veiksmai, kurie yra nukreipti į savo programų keitimą, būsenos keitimą, darbą su savo požiūrio taškais, tada taip. Deimante, mes prieisim prie to, kaip pakeisti, atnaujinti požiūrio tašką. Atnaujinti, klausimas, kokiu tikslu, kokį požiūrio tašką jūs norit atnaujinti. Bendrai žiūrėkit, mėlieji. Bet koks požiūrio taškas, jis, kaip ir bet koks įsitikinimas, jis irgi yra apribojimas. Suprantat? Žinot, kas idealu, tai kas nepasiekiama yra, neturėti jokių požiūrio taškų. Bet idealu, kai tu tiesiog darai kažką, bet tu neturi jokios minties, įsivaizduojat. Sunku net suvokti, koks tai galėtų būti gyvenimas. Klausimas, ar jisai būtų sunkesnis ar lengvesnis, jeigu mes, pavyzdžiui, neturėtume visai jokių požiūrių taškų. Bet esmė yra dirbti su tais negatyviais požiūrio taškais, kurie mums apsunkina gyvenimą. Pirma, juos atrasti, o paskui su jais dirbti. Žiūrėkit, apie patarimus, ką aš noriu jums dabar dar pasakyti. Parašykit, kas klausėt kitų žmonių patarimų. Pliusas, kas klausėt kitų žmonių patarimų, bent kartais. O kas niekada neklausėt kitų žmonių patarimų. Arba tai yra super ta istorija ir tai jau tada yra, nežinau, kokie ten specialistai, profesionalai savo srities ir panašiai. Plius, minus. Lena, tai yra labai sudėtinga. Tai yra labai sudėtinga, kaip minimum, gal, tada jau tikslas galėtų būti dirbti su negatyviais būtent, o ne kad visai visus, nes, čia tikrai toks tikslas, sakyčiau, nerealus netgi. Gabrielė, plius, neklausiu, labai retai, bet vis tiek darau pagal save, nebeklausiu, nes niekada į gerą nenuveda. Ieva, pamastymui parašykit, kaip galvojat, kodėl kitų patarimai į gerą niekada nenuveda. Aš būna pasiklausiu nuomonės, bet nebeimu nieko asmeniškai. Klausimas, Ema, jums, o kokiu tikslu klausėt nuomonės? Va, Instagram irgi pliusus man rašot. Žiūrėkit. Su tais patarimais, šiek tiek dabar pripešiau, kad nebėra laisvos vietos, kur nupiešti. Kas yra patarimas? Dabar gal aš pavalysiu gerai. Žiūrėkit, pavalysiu truputį, kad būtų kur papiešti man. Va tai, va. Tuo, sekundėlę. Darysiu. Taip, sekundė. Taip, savo screenshotą. O dabar patrinsiu. Tuo, žiūrėkit. Žmogus sako, va, tuoj dar Ema parašė. Violeta, klausiu, bet dažniausiai nepasinaudoju, klausimas irgi, ne? O kokiu tikslu klausėt? Ema rašo, kiekvienas pagal savo linzes matom dalykus ir vertinam pagal savo patirtis, o klausiu nuomonės, nes įdomu, kaip tą pačią situaciją mato artimiausius žmonės. Klausiu tik savo vyrų, kurio pasitikiu, žinau, kad bus geras patarimas. Klausimas. Vaida, klausimas. Retai žmonės patars, kad būtų geriau tau, o ne jiems. Arba iškart sukyla pavydas, arba kad darytų kitaip, defaultų negatyvas. Va, labai įdomus požiūrio taškas. Užsifiksuokit Ievą, va šitą. Va. Čia yra labai įdomus požiūrio taškas. Žiūrėkit. Viską lyg ir perskaičiau. Gyvenat jūs
su savo požiūrio tašku kažkokiu. Nu ir paimkim vėl, ne, kad pavyzdžiui, kokiu ten dar buvo pas jūs? Bijau konfliktuoti, nes tada gaunu baną. Va, nekontroliuosiu. Paimkim, jeigu nekontroliuosiu, sugrius viskas. Žiūrėkit, požiūrio taškas. Jeigu nekontroliuosiu, viskas sugrius. O tai ir yra tiesa, nu, žmogui, kuris taip galvoja, nes mes kontroliuojam tada, kai mes viduje jaučiamės nesaugiai. Man nesaugu, aš netikiu, kad viskas gali būti gerai ir nepasitikiu pasauliu, nepasitikiu žmonėmis ir štai aš imu kontrolę į savo rankas. Ne dėl to, kad taip iš tikrųjų bus ar gali būti, o dėl to, kad aš to bijau, aš jaučiuosi nesaugiai ir aš tada turiu kurti tokias situacijas savo gyvenime, kur arba taip įvyks, arba aš laikysiu kontrolę savo rankose, kad visais būdais to išvengčiau. Jo, Ieva, mačiau ten porą skirtingų buvo. Bet paimkim dabar su kontrolė, nes ten irgi buvo apie kontrolę. Žiūrėkit, žmogus sako, tai yra požiūrio taškas, ne, kad įsitikinimas, jeigu nekontroliuosiu, viskas sugrius. Ir žmogus eina pas kažkokį kitą žmogų ir klausia patarimo. Sako, žiūrėk, galėtų man, pasakyti, kaip man nustot kontroliuoti. Tikrai jau nebegaliu. Viską viena darau, už visas atsakomybės prisiemu, žmonės nieko nedaro. Jeigu ir pabandau pasitikėti kažkuo, mane pavedė, nepadaro gerai, aš tiesiog žinau, kad viską gerai galiu padaryti, tik tai aš pati. Ir žmogus, paimkim dabar pavyzdį, kuris neturi to požiūrio taško. O pas jį yra, pavyzdžiui, požiūrio taškas, kad, žiūrėkite, ne, šalia kitas tiesiog žmogeliukas ir pas jį yra požiūrio taškas, pasaulis saugus, aš pasitikiu. Bet pas žmogų yra vidinis saugumas psichologinis, jisai pasitikė pasauliu, jisai pasitikė savimi, jam pasaulyje yra saugu. O mes, kai klausiam patarimų, mes nuskaitom dažnai žmogų ir klausiam patarimo ne to, kuris yra su mūsų programom ir požiūrio taškais. Nors ne visada. Bet dažnai mes jaučiam, ne, kas gyvena kitaip, netgi matom, kad, pavyzdžiui, žmogus galbūt nekontroliuoja, jisai pasitikė, jis yra atsipalaidavęs, ne, ir panašiai. Ir mes einam pas tokį žmogų ir klausiam. Sakom, žiūrėk, papasakok, kaip tu pasitikė, kaip tu pasitikė vyrų, kaip tu tenais nekontroliuoji visko ir panašiai, ne, ir viskas pas tave gerai gaunasi. Ir žmogus sako, tai tu tiesiog atsipalaiduok, tu tiesiog deleguok. Bet žiūrėk, žmogus iš savo šito požiūrio taško, jisai siunčia čia patarimą. Tu tiesiog atsipalaiduok. Tu tiesiog deleguok. Tu, patarimas, nekontroliuok. Ir žiūrėkit, mes paklausom, ne, paklausiau patarimą, žmogus pasakė patarimą man, ne? Bet šitas patarimas neveikia mums. Šitas patarimas, jis labai gerai veikia šitam žmogui, ne? Kuris yra su požiūrio tašku kitokiu nei mūsų, ne? Kurį jau aptariam. Ir šitas požiūrio taškas jam kūrė tokią realybę, kurioje jisai ir gyvena, ne? Kad pasaulis yra saugus, jisai gali saugiai deleguoti, jisai pasitikė žmonėmis ir viskas susidėlioja kuo puikiausiai. Čia yra jo realybė. Ir jisai iš savo realybės, jisai gali patarti. Žiūrėk, tu atsipalaiduok, tu deleguok, tu perduok kitam, tu atiduok tas atsakomybės, kurios tau yra galbūt nereikalingos arba kurių tu nenori nešti ir taip toliau. Ir mes galim pabandyti laikytis to patarimo, galim pabandyti, bet mums nieks neišeis. Nes mes
Jeigu kontroliuojam, mes bijom, pas mus yra vidinis nesaugumas ir mes galvojam, kad jeigu mes dabar kontrolę paleisim, viskas sugrius, sužlugs ir, žodžiu, viskas bus kuo blogiausiai, mes negalim tiesiog paimti ir atsipalaiduoti. Žinot, čia iš tos serijos, kur žmogus nervinas ir jam sako, tu tiesiog nesinervuok. Kaip sekasi baigti nervuotis, kai kažkas pasako, tai tu nesinervuok. O ko tu nervuojas? Pyksti, tai tu nepyk. Kiek x kartų padidėja pyktis ir tada tas susinervavimas, taip sakant. Kiek kartų jisai padidėja. Kas esat nusiraminę po to, kai kažkas pasakė, tu nesinervuok. Arba kas pasakė, kai pasako jums, tu tiesiog nusiramink. Arba tai tiesiog nepyk, jeigu pyksti. Va, Olga rašo, dar labiau ima nervus. Tai va, čia yra apie tą patį. Kad jeigu pas jūs yra tas požiūrio taškas, ne, kaip ir, tiesiog kitą temą paėmus, ne? Tai nepadės, va. Ugnė rašo, dar labiau insiustų. Va, kodėl? Nes pas jūs dabar viduje yra kitokia būsena yra. Ir kitas žmogus, kuris galbūt yra nusiraminęs, jis gali sakyti, tu nusiramink, tai tu nekontroliuok, tai tu tiesiog uždirbk pinigų. Kaip žmonės, žinot, pas kurios nėra problemų su pinigais ir nėra požiūrio taškų, kad pinigus uždirbti sunku, kad pinigų nėra. Jie sako, tai jeigu tu nori uždirbti daugiau, tai tiesiog eik dirbk. Tiesiog dirbk daugiau. Ir paskui, kiti žmonės, pas kurios yra požiūrio taškas, kad pinigus uždirbti sunku, kad pinigai, kad aš turiu labai daug dirbti, kad uždirbti, arba kad ten negaliu pramušti kažkokių lubų, arba čia sunevertus daugiau pinigų ir taip toliau. Jam tiesiog pasako, tai tu tiesiog eik ir tu dirbk. Tiesiog eik daugiau dirbti ir uždirbsi. Ir įsivaizduokit, va šitas žmogus paklausys patarimo, jis dar daugiau dirbs. Ir taip jau žinot, kulveršiais verčiasi tam darbė. Jis tada dirbs dar daugiau. Ir jam nieks nesigaus. Niekas nesigaus. Kodėl? Nes yra požiūrio taškas, kad pinigų yra mažai, aš pinigų uždirbti nemoku, aš pinigų uždirbti negaliu. Ir viskas, ir žmogus veikia iš tos perspektyvos, iš to požiūrio taško ir kaip magnetas traukia tik tokias situacijas į savo gyvenimą, kurios atžais va šitos scenarius. Šitas programas ir šitos požiūrio taškus. Užtat patarimai yra absoliučiai beverčiai patarimai, nes kiekvienas patarimą dėliojasi from my point of view, vat aš. From his or her, norėjau tai pasakyti. Bet iš savo point of view. Aš duosiu patarimą tą, kaip aš pasaulį matau. Suprantat? Čia ne apie tai, kad žmogus nori blogo ar gero, ar kaip čia rašėt, retai žmonės patars, kad būtų geriau tavo, ne jiems. Ne apie tai. Jie patars tik taip, kaip jie pasaulį mato ir kaip veikia jiems. Bet tai nebūtinai veiks jums, jeigu pas jūs yra kiti požiūrio taškai. Tai suveiks jums, jeigu pas jūs požiūrio taškai sutampa. Užtat žinot, pavyzdžiui, mokymai ir panašiai, kur yra imk, daryk, įdėk, padaryk, prisėsk, pritūpk, įdėk 10 stories ir tau bus tai 10-20% įtakos bendram rezultatui. 10-20% įtakos bendram rezultatui. Va žinot, va ta yra sėkmės formulė. Sėkmės formulė. Parašykit man dabar. Aš jau žinokit, kaip jūs turėjote sėkmės formulę, man jau mokėt, kaip tėvė mūsų. Parašykit, kokia yra sėkmės formulė. Jeigu nieks neparašysit, aš tiesiog išgriūsiu. Kokia yra sėkmės formulė? Čia kalbate apie rezultatus. Kokia yra sėkmės formulė? Aš čia papiešiu kol kas, kol jūs man rašot. Kokia yra sėkmės formulė? Pamanot, kas nors, kad neparašyt. Nes aš jau nežinau, kiek dešimčių kartų tai pasakojau. Va, debesėlis toks, sėkmės formulė. Aloha. Mėlyji, prašom. Ne, Gabrielė. Taip, bet čia kitka, mano formulė kitokia.
Kokiu atveju va šitas veikia, Gabrielė, ką jūs parašė, 20% darbo duoda 80% rezultatą. Čia Pareto taisyklė. O va ta sėkmės formulė, apie kurią aš jau metus laiko, tai tikrai. Čia apie rezultatus kalbant. Iš ko susideda rezultatas? Ne. Kiek duosite gauti? Čia kitka. Iš ko susideda rezultatas? Viktorija. Galim dabar Viktorijai visi paplot. Paplot Viktorijai. Nes Viktorija teisingai parašė mintis plus veiksmas plus būsena. Va, Gabrielė rašo, dar negirdėjau, tai labai laukiu. Va, šitą Agatą, kur galvoju, nu taigi jau tiek kartų pasakoju, žinot, kai būna kažką pasakoju, kalbu ir galvoju, nu dar kartą pasakysiu apie sėkmės formulę, kad šis skris, nu tikriausiai visiems jau va čia, va, sėkmės formulė, o va, pasirodo, dar per mažai kalbu. Žiūrim. Rezultatas lygų. Rezultatas lygų. Veiksmai plus mintis plus. Čia dar spalvytę jums įdėti. Va tokia. Būsena. Vat veiksmai, jie turi, vat, nu, maks 20%. Maks. Visa kita, kas daro įtaką mūsų rezultatams, yra mintis ir mūsų būsena. Va čia va tie požiūrio taškai, tai yra mūsų mintis, ir būsena yra tai, kaip mes jaučiamės. Viskas šitas vat yra tai, ką mes nešam, ir mes ant to uždedam veiksmus. Tai veiksmai efektyvūs bus tik tada ir atneš geriausią rezultatą tik tada, kai bus tinkamos mintis ir tinkama būsena. Jeigu mes einam daryti pardavimo iš minčių, galvodami, kad man nieks nepavyks, tuo metu nepavyks, nepirks, čia įsitikinimas, ne? Būsena, įsitikinimas mintis. Ir būsena, pavyzdžiui, pyktis, nuoskaudos, nu, ant žmonių, kai jie neperka, tai jie blogi yra. Gal tu čiaudys. Laukiam. Ne, viskas gerai. Ir vat, aš einu daryti pardavinėt ir galvoju tuo metu, kad man nepavyks, iš manęs nieks nepirks. Tuo metu jaučiu pyktį ir galbūt nuoskaudas žmonėms. Ir aš galvoju, kad mano rezultatas bus nuo to geras. Rezultatas geras jisai nebus. Geras jisai nebus. Aš gausiu, ten žinot, maks 10%, gal mažiau netgi, potencialaus įmanomo rezultato. Mažiau, 10 čia labai jau čia pagerinu, 1%. 1% gausiu įmanomo rezultato. Iš to, ką aš galiu gauti, jeigu aš pakeičiu savo mintis ir pakeičiu savo būseną. Kaip mes, jau užsifiksavo mane, parašykit, ar turit čia klausimų, ar čia suprantama. Vat, Gabrielė, kuri rašėt, kad dar negirdėjau apie tai, ar jums tapo aišku? Vieną sekundę, aš nueisiu vandens, neatsinešiau, tu atsinešiu. Sekundę. Instagram aš grįžau. Čia irgi grįžau. Aišku, ne? Gerai, dabar aš, nors dar trumpai paliksiu šitą.
dabar viską, ką tai pakelia ir nuleidžia, ir viską, kas trukdo turėti absoliuto aiškumą su visu tuo, ką mes čia dabar kalbame, ne? Visą tai išardyti ir sunaikinti. Right and wrong, Gutenberg, Podenbok, all 100 bespoves, creation bases and beyonds. Barjerų žemyn. Barjerų žemyn. Bet tai, ką dabar pasakiau, tai yra access consciousness elementas. Ir jisai skirtas yra dirbti su mūsų požiūrio taškais. Parašykit pliusą, kas darė techniką, kur buvo neseniai dvi paskaitos atviros apie santykius, apie pinigus. Ten buvo technika, psichoterapinė technika ir paskui buvo clearingai. Kas darėt? Kas žinot, dariau abi. Parašykit, kaip jums buvo būsena. Pajautėt per būseną, labai įdomu per kūną, ar jūs pajautėt palengvėjimą, ar pajautėt, kad atsipalaidavo kūnas. Labai įdomu yra, kokia buvo jūsų būsena. Ar atsileido įtampos, ar prašviesėjo akise. Instagram'e irgi parašykit, kas darėt. Va, rašot ++, dariau abi, kaip man patiko jos abi, dariau abi, vieną netgi šiandien dariau, jau matau, kas mano mokymuose esat moters archetipų terapija, dėl to, kad ten dovanų daviau tuos dvi paskaitas ir technikas. Pajaučiau, atėjo, pagaliau grįžau į kūną, labai gerai, pasikeitė santykis su vyru po tos praktikos. Prašom, merginos, skaitom. Aš clearingus kartoju kaip maldas kokias. Prašom, tikrai taip atrodo, kad paleidau kažką, kas ilgai stabdė ir laikė kažkur giliai. Žiūrėkit, apsiverksiu skaitydama. Jaučiau palengvėjimą, keičiasi santykis į pinigus. Dariau abi. Asta, parašykit, kaip jūsų būsena, kaip jūs jautėtės po to. Žiūrėkit. Va. Aha, viską perskaičiau. Tai ne aš jums pasakoju, ne? Paskaitykit, ką rašo tie, kas darė. Atėjo energija padaryti dalykus, kurių vis norėjau padaryti, bet iki tol nebuvo tam vidinių jėgų. Žiūrėkit. Kažkam galbūt netgi tai absoliučiai naujas instrumentas, ne, apie kurį jūs galbūt negirdėjote anksčiau. Ir būtent per access clearingus mes dirbam su požiūrio taškais. Tai yra iš tikrųjų, aš net išdrįsiu pasakyti, tai yra magija. Realiai tai yra magija, nes aš tiesiog kiekvieną kartą, kai pasidarau savo clearingus, tiesiog būna kažkokia tema, kažkokie jausmai ir panašiai, aš net mintise pasakau savo clearingą, vieną, aš iškart pradedu žiovut, tas žiovulys, ne, čia apie tai, kad pasileidžia. Išeina jausmai, išsivalo tie požiūrio taškai, pasileidžia tam tikrai scenarijai, viskas per žiovulį, daug kas irgi pasakoja, kad per technikas labai daug verkia, čia viskas per ašaras, per žiovulį, labai greitai visą tai išeina. Va, Eglė rašo, aš po kurio laiko pradėjau jausti palengvėjimą ir didelį dėkingumą viskam, kas vyko ir vyksta mano gyvenime. Kai mes jaučiam dėkingumą, Eglė, ne, čia jums ir kitiems, tai reiškia, mūsų vibracija pakilo, mūsų energija pakilo. Ir tai įmanoma pakelti energiją tada, kai mes išvalom tuos požiūrio taškus. What comes around, ne? Taip pat, access clearingai, jie valo mūsų požiūrio taškus. Mūsų susitikimo pabaigoje, aš manau, mes jau eisim į pabaigą. Ir padarysim trumpą techniką, čia bus tik access clearingai, tai Instagram'e to nebus, bet aš paskui įrašą įkelsiu, sekit, kaip galėsite įrašą gauti. Aš jį clearingus pravesiu tik tai čia Google Meet. Tai kaip mes per clearingus, dabar keli niuansai, keli dalykai, kuriuos noriu jums pasakyti. Aš su clearingais nedirbu viešai. Šiandien tik tai, ką pasakiau per laivą, šiaip visą laiką clearingus darau tik uždarose projektuose,
mokymas ir panašiai. Dėl to yra tam tikros priežastys. Žmogui reikia įvesti, jam reikia paaiškinti ir jeigu žmogus ateina visiškai nežinodamas, kas tai yra apie ką, tai pas jį tiesiog gali kilti pasipriešinimas ir mažai bus rezultatų. Tai užtat aš tai vedu ir clearingus darau tik uždarose projektuose. Ir žiūrėkit, dabar trumpai informacijos, nes aš žinokit, nuoširdžiai aš nespėju pasakoti apie savo projektus ir apie viską, tai dabar labai trumpai. Žiūrėkit, aš dabar išjungsiu šitą savo piešiklę, kad jūs mane didelę matytumėt. Stop sharing. Va tai va. Aš realiai suprantu, kad aš jums nespėju, jums pasakot. Pas mane clearingai yra ir uždaram kanale, kuris dabar vadinasi Agaverse. Mes kuo dažniau klausom tam tikrų clearingų, tuo lengviau pas mus pasileidžia tam tikros programos ir įsitikinimai. Va tos, kurios dabar rašote, kad jums labai stipriai palengvėjo, jūs jeigu klausysi dar daugiau, bet kas esat projekte, tos pačios paskaitos ir technikos yra projekte, jeigu jūs kartosit, jums dar lengvės, gerės, realiai nieko nedarant. Va čia, žinot, vienas iš tų retų atvejų, kai nieko nereikia daryti specialiai, jums tiesiog reikia įsidėti į ausis savo ausinės ir paklausyti clearingų. Taip pat clearingai bus moters archetipų terapijai. Tai čia jau kaip tėve mūsų privalomi šitie dalykai. Tai bus tokios pačios psichoterapinės, ne tokios pačios, turiu omeny pobūdis, psichoterapinės technikos, tai buvo irgi per live paskaitas atviras, ir plus bus access clearingai, kur mes apie kiekvienas archetipas turi savo tamsesias, šviesesias pusės, turi tam tikras savo traumas, ir kiekvienam archetipui bus tam tikros technikos ir clearingai, visą tai valyti kaip su trintuku. Ir žiūrėkit, jums tiesiog kokia būsena yra po vieno paklausimo. Po vieno paklausimo jūs tiesiog galite įsivaizduoti, kas jums bus, jeigu jūs dar nuo 1 iki 4 archetipo visus pradirbsit, paklausysit, jūs galite tiesiog įsivaizduoti, kaip pasikeis jūsų būsena. Tai koks dar dalykas, ką noriu pasakyti, ir tiesiog tai jau bus 13 diena ir aš suprantu, kad aš apie tai dar realiai beveik niekur nepapasakau, kad 13 dieną jūs į mano Agaverse kanalą galėsite užeiti už beveik 2 mažesnę kainą. Kodėl 13 dieną? Nes 13 dieną mano gimtadienis, tai žodžiu, aš pagalvojau, kad ne tik man tą dieną dovanas gauti, bet aš ir jums noriu dovaną padaryti. Tai ką aš noriu jūs pakviesti, jūs tiesiog prisijunkit ir pasižiūrėkit, pasibandykit. Žinokit, nuoširdžiai labai sunku yra paaiškinti, apie ką yra kanalas ir ką jūs ten rasit, nes ten yra tiesiog jau labai didelis kiekis informacijos. Aš įvedu kiek. Kovas, balandis, gegužė, 3 mėnesiai, ten yra jau gal net virš 60 audio podcastų. Ir jūs žinote, kad mano audio podcastai yra kaip paskaitos. Ten nėra, voices 2 minučių. Ten virš 10 paskaitų yra. Dažnai aš siūlau geresnės kainas prisijungimui prie projektų uždaram kanale. Tai kas bus viena diena, viena para, kai jūs galėsit prisijungti už mažesnę kainą. Ir jeigu jūs prisijungiat už tą kainą, jums ta kaina ir liks. Nes tiesiog 14 dieną ta kaina grįš į dabartinę, dabar yra 25 eurai mėnesiui, 13 dieną bus 15 eurų mėnesiui. Jūs galite prisijungti vienam mėnesiui, jums nebūtina ten likti, jūs prisijungit, tiesiog pabandykit. Bet aš tiesiog jūs kviečiu prisijungti ir pabandyti. Nes jūs pamatysit, kiek jūs gausite ten naudos, kiek jūs galite iš ten pasiimti ir kaip iš tikrųjų transformuoti savo gyvenimą. Bet galbūt kažkas negalit, nenorit prisijungti į moters archetipų terapiją, galbūt kažkam per didelę sumą, it's okay. Prisijunkit tuomet į Telegram uždarą kanalą. Nes žiūrėkit, koks yra dalykas, su kokiu tikslu aš apskritai sukūriau tą kanalą Telegramo, kad jūs galėtumėt nuolat save išlaikyti tam tikram kontekste. Parašykit dabar, man įdomu, kad jūs parašytumėt, ar jūs jaučiat, kad kai klausot manęs,
kažko klausot mane, gerai skamba, ne, klausot manęs, klausot, ką aš kalbu, kažkokios paskaitos, video, stories, jums su manim yra kažkokios asociacijos ir jūs, kai girdit, jūs prisimenat kažkaip elgtis arba kažkaip nesielgti. Vat parašykit, supratot, ką pasakiau, dabar galvoju. Parašykit, ar va taip yra. Kad vat aš jums asocijuoju su kažkokia informacija ir kai paklausot mano mokymų, atrodo, prisimenu, kad kažką noriu kitaip daryti. Arba pas mane motyvacijos atsiranda, arba energija padidėja, arba aš ten su vyru pradedu kažkaip elgtis, arba dar kažkas. Man teigiamos asociacijos. Jeva parašė, aš kasdien laukia balsą, žinučių, kaip vidinis balsas, kaip vidinis balsas jūsų balsu kalba. Ačiū, Jeva. Parašykit kitos. Ar supratot, ką aš noriu pasakyti, nes aš taip pratęsiu. Ką turiu omeny? Kad kai mes, Eglė rašo, Eglė tik dievinu, man ir čia rašo, ir per Instagramą rašo, atsiranda motyvacijos, atrodo gražina į teisingą kelią. Žiūrėkit. Ir pas ką kyla mane klausant, teigiama kažkokia asociacija, daugiau motyvacijos, energijos, noro veikti, kažką daryti, pasikeičia būsena. Dėl ko kanalą sukūriau, kad jūs nuolat galėtumėt save laikyti tam kontekste. Aš ten ne kasdien įrašinėjau podcastus audio, bet būna, kad per dieną įrašau 5, kada čia vakar, kas prisimenat. Vakar buvo, aš tiesiog iš eilės ten skirtingais klausimais 5 podcastus įrašiau, ten gal, nežinau, valandą trukmės iš viso. Ir jūs, kai nuolat esat, jūs, paklausiau šito gatus, paklausiau šito, čia pažiūrėjau, čia clearingas, čia technika, čia pamačiau apie tai, čia atsakiau, jūs esat susitelkusios. Vėlgi, nebūtinai ateit pas mane. Aš kaip visada sakau, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, kitą žmogų, kurio jūs klauso, aš, pavyzdžiui, turiu kitų irgi savo žmonių. Aš neklausau savęs. Aš turiu kitų žmonių, kur aš kiekvieną kartą paklausau to žmogaus ir man viskas. Naują projektą sugalvoju, uždirbu ten PVZ 10x, čia ne bairis, pas mane taip yra buvę. Kai aš vieno žmogaus paklausiau YouTube video, pas mane kilo idėja sukurti projektą, iš kurio aš uždirbau 10x, nei man įprasta. Tai veikia. Ir aš tokia galvoju, o Dieve, ta prasme, o galbūt kažkas su manimi, yra, kad kažkas manęs klauso ir kažkam lygiai, pavyzdžiui, tokia pati nauda gali ateiti, kad žmogus pasipildo energijos, jam kyla motyvacija, jis pagerina savo santykius ir panašiai. Tai aš negaliu ten, nežinau, YouTube'o vesti kiekvieną dieną, tiesiog nenoriu. Ar ten mokymų kiekvieną dieną daryti, čia visiškai yra, ne mano tema. Aš galiu sukurti kanalą, kuriame aš ten nuolat palaikysiu žmogų tam tikram kontekste. Tai dėl to aš jūs kviečiu prisijungti prie to kanalo, kad, žinot, jums nuolat fonuotų mano kažkokios teorijos, mano mintis ir panašiai. Jeigu jums tai atsiliepia. Jeigu jums patinka mano ten YouTube'as, video, kuo aš dalinuosi, ten mano gyvenimas, mano metodai ir panašiai, tai yra nuostabus būdas padėti savo, dar vienu būdu augti, tobulėti ir keisti savo požiūrio taškus. Lina sako, man patinka jūsų energija. Ir įsivaizduokit, jūs, kai su manim bendradarbiauju, taip sakant, jūs iš manęs to pasiemat. Užtat man rašo, kai čia buvo, kurį čia, Lina, kad čia man rašė irgi, buvo praeitas laivas, sako, aš tai sako, šiandien ten kažkaip klausimų neturiu, man sako tiesiog liūdna. Tai aš atėjau, sako, nuotaikos pasikelt. Ir tai būna. Tai mėlėjai, 13 dieną, užeinam į kanalą Agaverse, bus 15 eurų mėnesių, jeigu užeinat ir užsitvirtinat tą kainą, jums jinai nepakils. Tiesiog techniškai, fiziškai to padaryti aš negaliu. Tai yra not legal, negalima pakeisti. Ir ta kaina yra jums, kol jūs neišeinat iš to kanalo ir nenusprendžiat ten prisijungti už kitą kainą. Tai tiesiog prisijunkit, aš tiesiog nežinau, kaip kitaip papasakot jums. Jūs turite tai pajausti, pamatyti, kas yra kanale, kokia informacija. Tai ko galiu tiesiog jūsų paprašyti, kad prisijunkit, išbandykit ir tada nuspręskit,
patinka jums ar nepatinka. Norit jūs likt ar likt nenorit. 13 dieną, 1 parą. Ir tada noriu papasakoti dar šiek tiek, apie moters archetipų terapiją, kad būtent per ją mes ir dirbsim su jūsų požiūrio taškais, mes dirbsim su jūsų energija, mes dirbsim su jūsų traumom, mes dirbsim su jūsų įsitikinimais, programom ir mes visą tai perrašysim. Skirtingame etape pas mus yra skirtingos, užlinkiniai savo pirštus, lyg jūs jas matot, skirtingame etape yra skirtingos traumos. Skirtingame etape pas mus įvyksta skirtingi įsitikinimai. Turėjo aktyvuoti skirtingos energijos. Yra labai skirtingi etapai. Ir mes su visais tais etapais dirbsim. Ir užtat mes negalime paimti tik tai vieno ten archetipo. Galim, bet, efekto mažai bus. Efektas bus, bet efektas pats geriausias bus tada, kai mes pradirbsim su visais archetipais. Tai vat, kas jaučiat? Kas norit pradirbti su savo archetipais, pasikelt savo energiją, pradirbti su šitais požiūrio taškais, kurie jums trukdo, apriboja, čia mielosios nesvarbu, ar tai yra santykiai su vyrais, santykiai su moterimis, su tėvais, su vaikais, su savimi, ar tai yra pinigai, savirealizacija, sveikata, būsena, energija, savijauta, absoliučiai nesvarbu. Šitas projektas, jisai apima viską, nes mes, kai keičiam, pavyzdžiui, vieną požiūrio tašką, jis įtaką padaro realiai visoms mūsų gyvenimo sferams. Tai koks niuansas, kad aš dar parą laiko nekelsiu kainos ir tada po poros laiko irgi kaina jau pasikeis. Tai pradėsim, kiek prisimenu, birželio 17 dieną, visa informacija yra website, galiu dabar jums gal čia irgi numest, nuorodą ir va. Ir pradėsim bus 4 savaitės, 4 live susitikimai ir bus teorinė dalis, pasakosiu jums apie archetipus, apie visas šviesiasias, tamsiasias pusės, nes tam, kad mums pradirbti, mums pirmą reikia atrasti, o kas mūsų viduje psichikoje yra, kas ten taip, o kas šiek tiek ne taip, nes mes negalim pakeisti to, ko mes nežinome. Ir tada mes jau kai viską pakeliam, nes kaip ir klyringų esmė, yra pirma pakelt, o paskui išardyti ir sunaikinti. Pakelt ir išardyti ir sunaikinti. Ir taip, ir bus psichoterapinė technika plus access clearingai. Ir kiekvienas prisijungęs, jisai gauna dovanų, 2 dovanas, kurių negalima atskirai įsigyti. Tai yra paskaita apie santykių psichologiją, kaip sukurti sveikus santykius, nežalojant savo psichikos ir kūno, ir paskaita apie pinigų psichologiją. Tai apie vidinius blokus, kurie trukdo uždirbti, kurie trukdo užaugti, kai atrodo, kad viską darau gerai, bet nesuprantu, kas stabdo, nesuprantu, kaip uždirbti daugiau, kaip pramušti stiklinės lubas ir panašiai. Tai va tos jau paskaitos, jos jūsų jau laukia, jos jau yra įkeltos. Plius, aš dar įrašiau podcastą, kurio neplanavau įrašinėti projektą. Žinot kokį, kaip jis vadinasi? Jis vadinasi, kaip efektyviai siekti bet kokių rezultatų, klausimų. Aš supratau, kaip užrašiau pavadinimą. Kaip efektyviai siekti bet kokių rezultatų, nelaužant savo psichikos ir nežalojant savo kūno. Labai svarbus podcastas. Jisai irgi jau jūsų laukia tų, kurie prisijungsit prie projekto. Na ką, einame tuomet į techniką, į klyringus einame, gerai? Kaip ir žadėjau pabaigai. Aš tada išsijungiu iš Instagramo. Čiūs! Ir aš einu pas jūs čia. Tai aš kamerą išsijungsiu, kol dirbsim technikoj. Tai jūs užsimerkite, įsipatoginkite, jau manau žinote, kaip čia ir kas, ne? Ir kai busit pasiruošusius, atsimerkit. Ir parašykit man, kaip jūs jaučiatės. Kokia jūsų savijauta? Kokia jūsų būsena?
Merginos, jūs gyvos? Gyvos? Duokit ženklą, kad gyvos. Šiuškuosi nespėjau pakeisti. Gyvos, Lina, papasakokit, kaip jaučiatės. Kokia savijauta? Ar pajutėt lengvumą? Nu, vat pats svarbiausias žodis, ne? Po access clearingų yra lengvumas. Vat pats svarbiausias. Va. Lengvumas neringa rašo. Lina rašo smagiai, krūtiniai lengva, labai gerai. Va čia vat pagrindinis dalykas. Nes įsivaizduokit, kad bet koks požiūrio taškas, jisai būtent sukuria mums sunkumą. Jis mus apkrauna, vat kad sunku, čia sunkumas. Ir mes, kai juos valom ir atleidžiam, pas mus palengvėja kūnas. Va, šita labai lengvai jautėsi technika. Taip, Ema, nes čia buvo toks laitovas variantas. Nu, čia ne psichoterapinė technika buvo, ne? Nes terapijoje irgi, moters archetipų terapijoje mes eisim giliau, žymiai giliau. Dabar buvo toks light variantas, light. Vat, čia buvo tikrai toks lengvas variantas, bet tai neparodo, kad jisai neefektyvus, ne, ar kad jisai nėra gilus. Jis yra labai gilus, jis yra labai efektyvus, tik mes, kai dar pridedam psichoterapinę techniką, nu, tai čia tiesiog bomba petardo. Rami ir tokia lyg apsvaigus. Taip, tai apsvaigus galimai tai yra tokia atsipalaidavus būsena, ne, pas mus išsiskiria tam tikri hormonai, pas mus tokia būsena tokia būna, ne? Šitą skaičiau, kaip ir lengvumas, tačiau jaučiasi kūno spaudimas. Taip, Eglė, galbūt tiesiog pas jūs buvo daugiau įtampų, ne? Nes matot, kažkiek lengvumo jo jau ir jaučiasi. Tai rodo, kad tiesiog reikia daugiau technikų, daugiau clearingų, daugiau darbo su savo kūnu ir atsiras vis daugiau ir daugiau lengvumo. Va, lengvumas jaučiau, kaip iš tam tikrų kūno vietų kažkas išjudėti norėjo. Va. Ir kažkas išjudėjo, arba, žinot, kad prasivalė kažkoks sluoksnis, o ko jūs toliau klausysit, tuo daugiau prasivalys ir išjudės. Ne tik nenorės, bet išjudės. Nes čia, kaip ir sakiau, daug kas labai dar priklauso nuo to, kiek mūsų kūnas jis yra atsipalaidavęs. Kuo labiau atsipalaidavęs, mes ir clearingais atpalaiduojam, ne? Ir dar, jeigu jis yra dar atsipalaidavęs, tai mes dar giliau einam ir dar didesnė įtaka bus. Praeitus man asmeniškai kėlė daug visko, atrodo taip. Nu, kaip ir sakiau, kad tiesiog ten buvo kitokios. Ten buvo psichoterapinė technika, ten su konsteliacijos elementais ir taip toliau, plus access clearingai. Čia buvo tik access clearingai. Biškį palaužyta buvo. Kuria prasme, Gabrielė? Miegas pradėjo imti, taip lyg gera buvo, beveik visą laiką žiovau. Labai gerai, kad žiovavot ir kad miegas imti pradėjo irgi gerai, pamiegokit, kai visą laiką sakau, jeigu norit miegoti, miegokit tiek, kiek prašo kūnas, nes kai mes miegam, pas mus atsinaujina psichika, persirašo programos ir miegas yra labai svarbus. O šitą galima bus klausyti clearingą, labai geras jausmas paliko. Taip, aš šitą laivą išsaugosiu, tai pažiūrėkit, Instagram'e parašysiu kaip ir kur, tik nežinau, kiek laiko aš jį išsaugosiu. Bet išsaugosiu, tikrai galėsi dar paklausyti. Tai ką, merginos, kas jaučiat, kviečiu prisijungti prie moters archetipų terapijos ir išbandyti 13 dieną kanalą, kas dar nesat prisijungę. Jeigu turėsit kažkokių klausimų, rašykit, viską papasakosiu. Dėkoju. Va, Lina rašė, jau prisijungiu ir labai laukiu. Aš irgi labai laukiu. Tai dėkoju kiekvienai. Išėjo Agata tiesiog į trumpą laiką. Beje, vyras buvo teisus, jis sakė, kiek bus 2 valandas. Ekstrasensas. Aš sakau, raganaitė esu, ne? Ne viena aš. Tai ačiū Jums, merginos. Linkiu gražaus vakaro, saldžių sapnų. Ir, nu va, ačiū, aš irgi laukiu archetipų terapijos, Violeta rašo, mielosios mano, labai jūs myliu, apkabinu kiekvieną, dėkoju kiekvienai, kad esat. Labai džiaugiuosi galėtume su jumis pasidalinti, nes be jūsų viso to nebūtų. Nebūtų jūsų, nebūtų čia ir manęs. Ačiū tau, miela. Na va, Gabrielė, apkabinu kiekvieną. Ačiū Eglė, ačiū Gabrielė, ačiū visos moteris pačios nuostabiausios. Ir atsisveikinam iki kitų greitų kartų.